Jo, Mauzry, va čia tai praradimas. Paksius apie tokį praradimą net jaudžiausiam sapne nesapnava. Nu, tai kad Paksius Mazuronių šeimą jau seniausiai kaip ir prarado. Mazuronių šeimos praradimas tai Paksių čia atradimas. O vat ką jis tikrai prarado, tai žinokit, ojojoj, Graikijoje vakar rinkimus laimėjo užtriuškinančių rezultatų antieuropietiškos partijos. Vat ar jūs suprantat tai? Bet prie ko čia Paksius? Jeigu Paksius galėtų dalyvauti rinkimuose, jis būtų didžiausiai antieuropietistų vėliava Lietuvoje. Jūs suprantat, ką tai reiškia? Dabar antieuropietizmas yra madingas. Ir įsivaizduokit, dabar Paksis nori dalyvauti, o negali. Jis negali dalyvauti antieuropietiškos rinkimuose. Kaip sakant, blynas guli ant keptuvės. A paimti jo teisės neturi Paksius. Jūsų galva antieuropietiškumas sueitų Lietuvoje taip pat kaip Graikijoje? Dar geriau, skaičiuojam. Paksistai, uspaskichuistai, šliužininkai, puteikininkai, kuolininkai, tautininkai, pankininkai, drąsiakelininkai, šustauskininkai, jaunalietuvininkai, tintos. Čia tokia jėga, a vėliavos nėra. A vėliava Paksius. Kukliai suviniota Strasbūro teismo sandėly prie mineralkės, kavos ir senų perukų. Tai gal jie be vėliavos pavarys? Nu ką jūs kalbat be vėliavos? Net Čingischanų nuo ordos, tie pikčiurnos ir tai turėjo vėliavas. Turi būti kažkoks tai simbolas, kuris telkia antieuropiečius. Nu kaip dabar ten graikams bus, jiegi ten prasiskolinę? Atiduos jie skolas. Suveš visus eurus į Atėnų Akropolį, tenai viską suvers į krūvą. Tada tokia privarys fūrą, sukraustos eurus į fūrą, ant fūros priekį užpaišys Angelinos Merkel portretą su ūsais, nuveš viską Vokietijai, sakys, va, imkit, prašom, savo eurus, iš savo sandėlių išsitrauks ten papelyjusias pasenusias drachmas, išsidalins po kiek reikia ir gyvens kaip belgai. Tai jiegi bankrutuos. Na, jie nebankrutuos. Čia kaip Pifagoras sakė kažkada. Įdėkite į vonę gerbiamą lavoną ir tas gerbiamas lavonas išstums lygiai tiek pat vandeniu, kiek kad išstumtų gyvas žmogus. Čia fizikos dėsniai, čia nieko prieš jos nepapūsi.